Taigi, sveiki visi, naują video ir šiame video mes ką gaminsime? Mes gaminsime kabyklėlę. Tai iš ko gaminsime? Nu, žinoma, iš metalo gaminsime, bet kaip dabar mes gaminsime? Tai mes pirmą, žodžiu, tokią 6 kabliukų kabyklėlę bus. Pirmą mums ką reikės pasidaryti, tai juostą, žodžiu, ten iš galų papuošti, skylutės išgręžti, užkniedyti tuos kabliukus. O iš kur kabliukus? Tai irgi gaminom, bet kažkada gaminom, bet... mes va iš čia išgręšime, kažkada ten tą kabyklą gaminau tokią didelę, bet ta kabykla, nu, gal kaip tais metais gaminta gal gerai buvo, nes Vytautas nelabai buvo patyręs, bet jinai baisi iš tikrųjų yra, tai mes ją supjaustysime, tuos metalus dar kažkada pernaudosime, čia supjaustysime, išgręšime ten tas kniedės, išimsime tuos kabliukus ir ant tos naujos juostos mes juos užkniedysim. Tai dabar ką pradedam daryti, tai mes tiesiog supjaustome visą tą kabyklą, išėmam tuos kabliukus. Ir tada pasakys, ką toliau darysi, bet žinoma jau žinot tą žodžių juostą kabyklas, kur visi kabliukai bus sukniedyti. Tai dabar pradedam šitą supjaustyti. Gerai, mes jau turime 8 kabliukus išgręžioję, nors mums ir 6 reikės. O štai taip atrodo. Tai dabar mes ką darysime? Mes dabar nuo tos juostos pradėsime. Tai manau nieko nelaukia. Pasikūrenam žaizdrą, pasiėmam metalo gabalą ir pradedam mes kalti tą juostą. O vėliau kniedysim, bet pirmą nukalam. Gerai, turime pabaigę, mes jau va štai tą dalį. Va štai taip atrodo, dar nepašiau, pirmą užkniedys ir tada papuošiu tarp tų kabliukų. Čia dar vieną skylę išgręžiau, čia kur prie sienos prisisuks. Tai dabar mes ką darysim? Mes dabar pasidarysim 6 kniedės ir viską užkniedysim ir papuošim. Tai ir pradedam daryti. Tai gerai, mes jį užkniedėm, padarėm kniedės ir papušėm. Tiksliau padarėme kniedės, užkniedėm ir tada papušėm. Ir aš jau iš tikrųjų čia turiu nušveitęs, bet jūs to nematėte, tai dabar pradedame mes jį šveisti. Gerai, viskas nušveista, viskas padaryta, aš už kameros nudažysiu ir gale video pamatysite keletą nuotrauką, kaip nudažytas atrodo. Ir tada jums dabar jau sakau, tikiuosi, kad patiko šis video, jeigu tai spaudžiam like, jeigu ne dislike, komentuojam, prenumeruojam, apsilankom vytautaskalvis.com, galite va tokį kaip ir užsakymą padaryti, jeigu norite, pavyzdžiui, kabyklą, aišku, jūs sugalvojat, pavyzdžiui, taip ir taip pakala, taip ir taip, šitas žmogus taip sugalvoja, kad padaryčiau. Tai va, tai tikiuosi, kad patiko šis video ir va štai taip pagavosi kabyklėlę, parašykite komentarus, ką manote. Ir susitiksime kitame video.